minutės tuoj atvešim aptart porą pakeleivių ir tada vyksime jau tolyn. Tarp kita, ko čia vat, iš kairės pusės dabar matome vieną iš nedaugelio pastatų, kur aukštin. Todėl iš mūsų juokėsi, kad pas jūs baišūs šalčiai žiemą, pas mus būna iki mūsų užklumpa birželio pabaigoje, Liepos pirmoje pusėje, temperatūra Hurgadoje gali siekti 48 laipsnius pavėsyje. Žinoma, tai nėra taip baisu kaip Lietuvoje, kadangi gelbsti žemas oro drėgnumas. Oro drėgnumas vasarą yra tai 20%. Tai čia, žinot, kaip palygintumėm, pavyzdžiui, suomišką pirtį ir rusišką pirtį. Jeigu rusiškoje pirty 60 jau ausis garbanojasi, tai suomiškoje sausoje galima ir 80 ir daugiau yra, kas išlaiko. Dėl to pagal pojūtį tai nėra taip baisu, kaip jūs palyginate tai su lietuviškais laipsniais temperatūros vasarą. Bet žinoma, vasara jau irgi yra mėgėjų. Taip pat vasara jūros vanduo vasaros pabaigoje būna 38-40 laipsnių vandens, ten, kur yra seklumos palei krantą. Gali būti, kad oras, pavyzdžiui, 36, o vanduo 40. Irgi to. Iš tikrųjų yra kaip arbatinukas, tai yra psichologiškai vienas momentas, kadangi atrodo, tuoj nersi į vandenį įsigaivinsi, o vanduo yra karštesnis negu laukas. Ir kol tu dar stovi ore, tai dar prapučia vėjelis gaivinantis, o vandenį niekas jau negaivina. Ta labai mėgsta mūsų daiveriai, kadangi jie gali praleisti vandenyje tiek laiko, kiek nori, nerizikuodami sušalti į nereikalingi jokie papildomi specialūs hidrokostiumai. Apie Hurgados istoriją, kurie įlipo dabar papasakosiu visiems kartu, mes čia tiesiog truputėlį komentuojame, važiuodami tai, ką matome aplinkui. Ir vėlgi tas pats variantas, matot, namas statomas, jisai yra apdailintas dalinai ir jisai greičiausiai, kol jis nebus išparduoti butai, jisai kažkiek laiko taip ir stovės. Darbai vyksta savo, kaip čia niekas nieko nedirba. Darbininkai dažniausiai dirba iš labai ankstyvo ryto. Dėl tų pačių to įpročių, dėl karščio, paprastai statybose darbai baigėsi apie vidurdienį, apie 12 valandą, jie pradeda dirbti su šviesa, kai tik tais prašvinta ir dirba tik tais iš ankstyvo ryto. Kadangi ypač vasarą dienos metu yra realiai per karšta ir tas laiko ritmas išsilaiko ir žiemą. Mes neturime siestos, kaip pavyzdžiui ispanai, kad vėl pradėtumėm dirbti vakare. Vietiniai mano, kad jie iš ryto padirbėjo ir to pilnai pakanka, nėra čia ko jau vakare dar papildomai plėšinti. Dėl to vakare ir vyksta visas pagrindinis judėjimas, pagrindinis gyvenimas, taip pat mieste gatvėse didžiausias žmonių judėjimas vyksta būtent po 7 valandos, kai ne tik turistai papietavę, pavakarieniavę yra pabuvę pliaže išeina vakariniam promenadui, bet taip pat tai tinka ir vietiniam, kurie išeina su šeimom, su vaikais į vairias žaidybinės zonas, į parkų žaliasias zonas, būtent tamsiuoju paros metu. Vasarą per karščius yra visiškai nestebėtina pamatyti, pavyzdžiui, pilną vaikų kokių karuselių parką 2 valandą nakties. Tai yra būtent tas pietietiškas mūsų gyvenimo ritmas. Mes dabar po truputėlį leidžiamės nuo kalvos, čia vadinasi Hadaba, tai arabiškai būtent reiškia kalva, ir leidžiamės į senąjį turistinį miesto centrą, taip vadinamą Sakalą. Turbūt daugelis esate girdėję. Hurgadoje yra 3 centrai. Vienas jų yra pirmasis administracinis, kur yra Hurgados administracija, įvairūs ofisai. Tai yra Daharė, senasis turistinis centras Sakala ir naujasis El-Memšė. Čia mes turim dabar su mumis turistų iš Laguns viešbučio, iš Taigetbergerio viešbučio. Jie būtent gyvena ant tos Memšios, šalia tos didžiosios pėsčiųjų gatvės. Čia ta pati struktūra yra išlaikyta, kad pirmoje linijoje palei jūrą yra viešbučiai, dabar mes matos, vienas iš jų yra nugriautas, irgi bus statomas naujas. Antra linija čia jau yra gyvenamieji rajonai, kur gyvena pagrindė vietiniai tie, kurie dirba būtent šitoje zonoje.
šituose viešbučiuose, bet tai nėra išimtis, nėra taisyklė, yra žmonės, kurie gyvena tiesiog vietiniai čia, taip pat ganėtinai nemažai gyvena užsieniečių, kurie arba pastoviai nuolat gyvena, arba atvyksta laikas nuo laiko, vienas iš tokių populiarių zonų. Ir čia kaip tik matom rekonstrukcijos darbus, mūsų savivaldybė vykdo pėsčiųjų zonos plėtrą, yra išgriauti seni šaligatviai, seni parkingo zonos ir bus daroma plečiama irgi pėsčiųjų dalis, nes seniau tai buvo labai nepatogi ir siaura. Ir kadangi vėl grįžta senieji turistų srautai, tiesiog vakare būna praktiškai neįmanoma praeiti, nes matot, kur čia išplatinti, kairiai pusėje dabar dalis, yra siaurutis šaligatvis ir mašinos parkingė. Ir vat jie būtent pertvarko dabar taip, kad žmonės galėtų normaliai, patogiai ir saugiai vaikščioti. Dažnai sako, čia pas jūs nėra perėjų. Perėjos pas mus jau atsiranda ir tai džiugina, dažniausiai jos yra susiję kartu ir su greičio ribojimais. Tai yra tokie pakilimai, per kurias mašinos tiesiog negali greitai perlėkti, nes su vairavimo kultūra pas mus kol kas yra šiek tiek sudėtinga. Jūsų akimi žiūrint ne šiek tiek, o ganėtinai stipriai. Čia vairavimo taisyklės, jos egzistuoja daugiau teoriškai, praktiškai negalioja net toks dalykas kaip šalutinis pagrindinis. Važiuoji, vairuoji, turi visą laiką kiekvieną sekundę sekti situaciją, kadangi realiai niekas į nieką nežiūri, važiuoja taip, kaip jiem reikia. Pavyzdžiui, toks dalykas kaip eismas prieš priešinę juostą, tai, nėra labai dažnai, bet nelabai retai pasitaikantis. Dabar kairiai pusėje mato tokie mažiukai nameliai, tai čia yra tai, nuo ko prasidėjo Hurgada. Tai yra buvusio žvejų kaimo liekanos. Mes dabar atvažiuosime į mūsų Marinos bulvarą. Turime susitikti su antruoju mūsų dar autobusiuku, kuris dar atveš žmonės iš šiaurinės miesto dalies. Ir eisime pasivaikščioti po Marinos bulvarą, apsitarsime, pašnekėsime, kas čia kaip vyksta, bet jau tada visi bendrai viena grupe. Ir